4 jaunus bedarbius iš Mažeikių suvienija neįprasta verslo idėja – mieste įkurti kino teatrą. Nuo noro imti šio ambicingo sumanymo jaunimo neatbaido nė tai, kad kažkada mieste veikęs kinas dirbo nuostolingai. Tikimės, jog pavyks mums į priekį eiti su tą mintim, jog mes tą kino teatrą Mažeikiuose didelį ir tokį profesionalų, sakykime, turėsim dar. Pirmasis iššūkis rasti patalpas atitinkančias kino teatrui keliamus kriterijus. Entuziazmo gal nesumažėjo, bet tikrai labai daug kliūčių ir labai sunku. Bent jau šitą idėją šitą mieste yra labai sunku. Pastoviai iškyla tam tikrų problemų. Stengiamės vieni kitiem neparodyti pesimizmo, kuris tikrai kartais ateina, nes sunkumų yra ir dar panašu, kad jų bus, nes tokio pakankamai dar pradžioj ir dar daug į priekį reiks eiti mums. Tik pasitelkus lakią vaizduotę imi tikėti, kad buvusi biurą su dideliais langais galima paversti jaukia kino sale. Ir tada mes galim projektorius. Bet tai šešėlį, žiūrėk. Tada mes galime... Tačiau patys kino teatro kūrėjai tuo abejoti sau neleidžia, bent jau dauguma. Gal dar nelabai tuom tikiu, ką mes čia darom, nežinau. Tie, kas netiki, iš žaidimo negailestingai krenta. Lieka tik stipriausi. Realiai tik tiek galiu pasakyti. Laikas bėga, komanda mažėja. Riboti finansiniai resursai daigina kūrybingas idėjas. Kaip gerą kino klubą įrengti minimaliomis lėšomis, maksimaliomis pastangomis. Labai pergyvename dėl lango, ar jį pavyks užsidengti. Tai kol kas situacija, kad turime iki balkono koloną, per visą sieną iki galo turėsim baltą tentą, kuris mums bus ekranais. Gerai, įdomus labai sprendimas iš tikrųjų. Jau pagaliau viziją turim. Realiai viską jau turim. Esam ant bangos, nes pajudėjo reikalai ir po kol kas viskas eina į gerąją pusę. Mažeikiuose mieste, kuriame 10-metį neveikė joks kino teatras, o pažiūrėti filmų didžiajame ekrane mažeikiškiai vykdavo į Šiaulius ar net Klaipėdą, 3 jauni bedarbiai per 3 mėnesius įkūrė ir atidarė kino klubą. Panašu, kad galbūt laukia ir visas miestas mūsų laukia. Tai mes turbūt tuo ir išskirtiniai, kad mes tikim idėją. Tikiu, kad mums tikrai pasiseks, mums turi pasisekti. Mažeikiai senai brendo tokiam verslui. Įmonė sugebėjo išnaudoti savo potencialą, tai jau yra gerai, vadinasi, kūrybinga komanda. O net ir toks kino teatras, kino salė kainavo ir finansiškai labai daug, o jau nekalbu apie darbą, idėjas ir visus nervus. Jaučiasi toks kaip didelis puntuko akmuo nuo širdies nukritęs.